Močiutė gana daug prisimindavo ir mano mama paskui, vis tiek mamos jaunystė praėjo Tadžikijoje, tai man kaip vaikui labiausiai strigo, kai aš buvau dar pradinėse klasėse, Varniuose ir kad močiutė susirinkdavo kaimyną ir jinai visai pasakodavo apie labai sunkius pirmuosius 3 metus, kad jos nutrėmė į dykumą, kur nebuvo iš ten tokiom mažom grupelėm, tik iš vienos pusės spūgliuota vietla, iš kitos pusės kalnai ir nei kažkur pabėgsi, nei kažkur. Iškepėm jau mes iškeptėjais, kai šašlik. Ką reiškia tai? Kas Tadžikijoje? Tai labai karšta. Taigi nėra lietaus, nematėm lietaus, žiemos nėra, tik saulė. Nuo ryto iki vakaro mes laukos dirbom, prie Medvilnės. Čia toksai javas ta Medvilnė, labai baisiai. Daug reikalauja jėgų. Tai va, ten išdirbau 9 metus, nuo ryto iki vakaro. – 1945 m. balandžio 22 dieną bemaž 900 Lietuvos žmonių buvo prievarta išgabenti iš savo namų į tremtį Sovietų gulage. Okupacinė valdžia ketino ištremti visus Lietuvos vokiečius, tačiau į tremtinių sąrašus pateko ir daugybė lietuvių liuteronų, kurie buvo pasmerkti vien dėl savo tikėjimo. Po mėnesį trukusios kelionės gyvuliniuose vagonuose jie buvo atgabenti į Medvilnės kolūkius Tadžikijoje, Vidurinėje Azijoje. Daugelis jų niekada nebesugrįžo į savo namus. Būtent iš Lietuvos tremtiniai buvo atvežti į tą Vakšos upės slėnį, kuris yra būtent randasi pietvakarių dalyje Tadžikijos ir ten prie Vakšos upės. Supa kalnai taip iš rytų ir iš šiaurės taip pat tą Vakšos slėnį ir ten būtent buvo tie Medvilnės kolūkiai. Yra nustatytos mūsų centro 43 vietos, kur jie pateko, buvo išskirstyti. Tipiškai visi trėmimai buvo susijęti su kažkokiais tai ekonominiais poreikiais. Vėlgi visą laiką stengiuosi tą pabrėžti, kad tai nebuvo pirminė priežastis. Visų pirma, tai yra teroras, visuomenės tokia destrukcija ir rekonstrukcija turbūt, kuri vedė šitos trėmimus, bet visi regionai ir visos pramonės šakos, kurios nebuvo įsisavintos kažkaip tai natūraliai, visas jas tvindydavo prievartinė darbo jėga. Tai tremtiniais, politiniais kaliniais, kriminaliniais kaliniais, filtracinių lagerių kaliniais. Tai panašiai iš esmės atsitinka ir su Vakšu. Tenai formavosi sovietinės Medvilnės pramonės centras, vienas iš centrų, nes iš esmės tam tiko tik tais Vidurio Azija. Medvilnė kitur nebuvo realizuotina iš esmės. O Tadžikijoje tai yra vienintelė teritorija, tai yra vienos tos didelės Vakšo upės slėnis. Valstybei, kurios teritorija 93% yra kalnai. Čia yra vienintelės lygumos ir vienintelė ta vieta, kur galima tą sovietinės ekonomikos poreikį, tai yra resursą, kurį jie visą laiką importuodavo iki tol, gaminti savo. Taip ir atsitinka ir iš pradžių jie, žinoma, bandė tą regioną pavergti vietos žmonėmis, tai yra Pamyro kalnų tadžikais, juos masiškai kėlė į tą slėnį, bet jie masiškai bėga iš tų pirmųjų kolūkių, nieko bendro su tuo nenori turėti, visų pirma, ta gyvensena visiškai kitokia. Ir kartu Tadžikijoje dar buvo paskutinė turbūt vieta, kur buvo gajus dar tas basmačių judėjimas. Tai basmačiai tai buvo, bijau sumeluoti, berods iš persų kalbos kildinamas žodis, kuris reiškia banditas. Tai banditais, kaip Lietuvos partizanų sovietai vadino banditais, tai sovietai Tadžikijoje ir kitose regionuose Vidurio Azijai, basmačiais vadino tos antisovietinius ar dar antisarinius islamistinių pažiūrų sukilėlius. Tai šitie visi dalykai labai stabdė tą įsisavinimą ir kai 34 berods metais buvo priimtas nutarimas plėsti Vakšo kolūkius, iš esmės jos pirmą kartą realizuoti, tai tada Sovietų sąjunga savo žvilgsnį permeta į
į visus tos žmonės, kuriuos taikėsi represinės struktūros. O kitas Tadžikijos regionas tai buvo ta šiaurinė dalis, Leninabado miestas, Tabašaro gyvenvietė. Ten veikia kelios slaptos gyvenvietės, ten buvo iš esmės vykdoma urano gavyba ir sodrinima. Tai yra pirmas sovietų brandolinis ginklas. Iš esmės naudoja tą tadžikišką uraną. Tadžikiško urano gavybai ir to viso kombinato statyboje buvo panaudoti tremtiniai, daugiausia Pavolgio vokiečiai. Gyvenimo sąlygos tremtyje Vachšo upės slėnyje buvo nepakeliamos. Tremtinė Genė Marčiulynienė savo atsiminimuose rašė: apgyvendino nameliuose, kuriems toks pavadinimas nelabai tinka, nes jie labiau buvo panašus į lūšnas. Juose buvo pilna gyvačių, tačiau niekam jos neįkando. Naktį bemiegant galėdavai jausti, kai jos raitosi prie tavo kūno. Pakėlus vadinamąją pagalbę, jų visada galėdavai rasti. Ir net nebuvo kur gyventi, tai yra susidrėbė kažkokias iš akmenų susistatę, kažkokius namelius, kur galėtų gyventi, kai jau paskui, kad... Tai va tie pirmieji 3 metai, močiutė sakydavo, kad buvo labai sunkus, nes niekas nieko nei darbų, nei kažko rūpinosi ir išgyveno tik tai, ta, ką davė šitą dykuma, tas Vakšo slėnio kažkuris ten kampas. Ir tai yra gyvatės pirmiausiai buvo greitai suvalgytos, ten vadinom balandomis, tai yra bet kokia augmenija, kuri tiko valgyti. Ir po to valgė vėžlius. Tai yra močiutė šitą buvo didžiausia prisiminimai, kad labai daug eidavo į kalnus grupelėmis, paimtų vėžlių sugaudydavo ir juos, kadangi to kiauto ir neturėjo kuo perskelti ar neperskelti, tai yra gan, kaip jinai sakydavo, mes žiauriai nužudydavom tos vėžlius, tai ir užnerdavo kilpą ant kaklo ir ištraukdavo tada kojas, galvą ir kas buvo galima suvalgyti. Buvo jie apgyvendinti moliniuose nameliuose arba ten tokiuose pintose kibitkose, kur ten ir grindų nebuvo. Ten, sakau, atsiminimuose daug kas mini tikrai, kad ten būtent kolūkiuose, ten daug ten tų gyvačių visur ten raitydavosi. Darbai, tai irgi ten, sakykime, labai sunkus, visų pirma ir dėl klimato, nes labai karšta ir ta prasme, ir ten plus dar tie fiziniai darbai. O pagrindinis darbas tai buvo būtent medvilnės kolūkiuose. Ten jie turėjo dirbti, pavyzdžiui, tiesiog nuo aušros iki ten vakaro, per tą kepinančią saulę, tai ten, ta prasme, ten ir daugam ir silpna, ir bloga pasidarydavo. Antras dalykas tai, kad buvo ten ta egiptietiška medvilnė. Jis skyrėsi nuo tos tradicinės tokios medvilnės, sakykime, kad ji buvo labiau kažkokia, jos savybės tokios, jos labiau tokios kažkokios jautrios, jį plonesnė yra ir jos negalima buvo mechaniškai rinkti. Kažkokių ten mechanizmų, darbų ten palengvinti irgi nebuvo Tadžikijoje. Ten labai lėtai vyko tas visa mechanizacija. Mes žolėm gyvenom, mes žolė dirbom. Žinau, tai kai dabar, kad nori valgyti, mus privertė valgyti žolės, kad nebuvo ko, buvo žolės, žinau, balandas vadinamas. Tai jos mus išgelbė, turbūt dievulis davė, mums augina jas, jos te labai viešėja, labai tos balandas. O daugiau, paskui jau pradėjo duoti, gėda ir pasakyti tikrai, kad mums tokių sėlenų duodavo, kai tai tas balandas dabar pamaišydavo kaip uždara. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios kunigai, konsistorija ir tikintieji nuo pat 1945 metų pavasario bandė gelbėti į Tadžikiją ištremtus liuteronus. Jie rašė sovietų valdžiai, kad šie žmonės, visai ne vokiečių tautybės, neturėjo būti išvežti ir prašė sugrąžinti tremtinius į tėvynę.
Kunigai pasirašė raštą balandžio 27 dieną, tai yra praėjus keletai dienų nuo šių šeimų suėmimo Lietuvos sovietiniai vyriausybei. Jie įrodinėjo, kad šie asmenys yra nekalti, kad jie ne vokiečiai, kad yra neteisinga taikyti terminą vokietis ar prūsas liuteronų tikintiesiems. Jie prašė atstatyti istorinį teisingumą. Nieko iš to neišėjo. Tada kunigas Gavėnis nusprendė pats imtis iniciatyvos ir jis užvedė bylą. Bylą tiems gyventojams, tų gyventojų, kurie buvo ištremti, jam žinom, jo parapijo nariai. Ir jis tada su paties, sakykime, jų gyvenimo aprašymu, įrodymu, kad jie yra lietuviai, ėjo pas vykdomojo komiteto darbuotojus, valsčiaus pirmininkus ir, kaip jisai rašo, jie patvirtino, kad tai buvo tikri lietuviai. Ir tada Gavėnis su šita byla važiavo į Vilnių. Ir jis įteikė šią bylą ne pats, nes kaip kunigo komunistų partijos centrinis komitetas nebūtų priėmęs, nes kunigai tai buvo tamsybininkai, persona non grata. Jis šią bylą įteikė Kaziui Preikšui, centro komiteto nariui Vilniuje per jo seną pažįstamą Tauragauską. Ir Gavėnis laukė, kažkokio tai atsakymą nesulaukė. Tačiau tada jisai kreipėsi į konsistorijos pirmininką Lejerį. Apibūdino situaciją ir Lejeris parašo raštą aukščiausios tarybos prezidiumui. Tai buvo maždaug rugsėjo 9 diena. Jis irgi rašo tą patį, ką prieš tai kunigai rašė, kad liuteronų tikėjimas neturi būti siejamas su vokiškumu. Apie tremtį labai atsargiai kalbėjo, sako maždaug taip, kad tikimės, kad tai buvo padaryta ne aukščiausių Lietuvos valdžios pareigūnų partijos, o vietinių pareigūnų aplaidumo dėka. Ir jis prašo atstatyti teisingumą. Kaip nebūtų keista, spalio mėnesį jis gavo atsakymą iš centrinio komiteto, kad jūsų laiškas gautas ir kad jūsų prašymas bus išžiūrėtas. Deja, bažnyčios archyvose neteko aptikti daugiau jokio atsakymo. Tremtiniai iš Tadžikijos grąžinti nebuvo. O galiausiai ir Lejeris, ir Gavėnis abu taip pat atsidūrė tremtyje. Taip. Juk Lejeris rašė raštus aukščiausiams partiniams pareigūnams, netgi Stalinui jis yra parašęs. Gavėnis, kuris šiek tiek buvo gal karštesnio būdo, jis juk irgi taip pat buvo ištremtas. Metais jau pakilo kolūkis, mums jau davė kviečių ant darbadį. Tada jau mes pragyvenom, kad jau turim ką valgyti. Susimaldavom ir valgydavom kruopytes ir duonytės tokias kepdavom. Savotiškai gyvenom, išgyvenom, katrie išgyvenom, bet kažkai kiek pusė neišgyveno tenais tų žmonių. Nes labai mirė, kadangi tiesiausiai kaip dizenterija ir malerija. Krita žmonės, o ypač vyrai. Vyrai tai turbūt beveik visi, kiek sutina didžiuliai, kai jie vos paidavo ir mirdavo. Būdavo netgi, kad, pavyzdžiui, yra kolūkis ir jis vos ne visas išmiršta. Atsiminimuose skaičiau, kad irgi vienas ten tremtinys sako, kad, pavyzdžiui, vieną kažką palaidoja, ten tremtinys, pavyzdžiui, mirė. Tik ateina namo, grįžta po laidotuvių, jau kažkam kitam jau bloga, jau tas kitas žmogus mirs. Ir va taip vienas po kito, ta prasme, psichologiškai, tai čia buvo, neįtikėtinai sunku.
O sakykit, ar buvo ten kunigų, kokios, kaip, pavyzdžiui, palaidodavo žmonės, ar pasimelsdavot, susirinkdavot kažkaip? Žinokit, savo tėtę mes vaikai nusinešėm ir pasikalojom, palaidojom. Broli tai tenais, tokie, kaip čia tokie, kaip pasakyti gražiai, gal kai latriukai, į tokią brečkę nuveždavo palaidot. O te, kur mama mirė ir vienas brolis mirė jau miesto kapuose, bet tenais tus kapus kėlė į kitą vietą, o te užstatė miestą. Kadangi tremtiniams buvo uždrausta palikti savo kolūkius, tai jiems tiesiog būdavo išskirtos vietos, kur jie galėjo laidoti savo žmonės. Tai dažniausiai būdavo kaip tik prie Medvilnės kolūkių, prie taip vadinamų arykų, tai yra tų kanalų, kur tas vanduo tekėdavo, tai kažkaip prie jų. Su tom kapinėm, daugumoje iš jų buvo labai ciniškai pasielgta, sakyčiau, nes, pavyzdžiui, tiesiog plečiant tas plantacijas, buvo tos kapinės sulygintos ir užsėtos Medvilnė. O didesnėse gyvenvietėse, kas po to irgi ten buvo perkelti, tai ir iki šiol išlikusių yra tų kapinių. Tie pirmieji 3 metai tai dauguma ir mirė. Ir močiutės Anyta, močiutės mirė tais metais, bet močiutė ir visi 3 vaikai išgyveno. Ir po 3 metų jau tada kas išgyveno, tai buvo leista keltis į tuos vadinamus kolchozus. Ir ten jau žmonės gaudavo darbo. Tai yra, darbo tokio, tai yra rinkti Medvilnę, arba jau močiutės vyriausias sūnus, buvo 14, bet kadangi aukštas paauglys, jis greit išmoko vairuoti traktorių, tai močiutė visą laiką melsdavosi ir sakydavo, kad jisai buvo tas, kuris aprūpindavo šeimą, nes traktoristai gaudavo ten po 1,5 litrų, kiti gaudavo litrą tokios pliurzos su vandeniu, o jisai gaudavo 1,5 litrų, tai pamaitindavo seserį ir mažesnį broliuką, ir jie taip pat jau pradėjo atkuto, jau pradėjo išgyventi. Vaikų likimai visur tremtyje buvo tragiški, bet Tadžikijoje tai ten situacija su vaikais yra labai komplikuota. Jeigu kitus kraštus visgi pasiekė pokario metais ekspedicijos gelbėti našlaičius iš vaikų namų, arba kartais tiesiog iš šeimų, kurios negali išlaikyti savo vaikų. Tai Tadžikijos tokios ekspedicijos iš esmės nepasiekė. Ten yra masė beglobių vaikų, kai kurios globoja kiti tremtiniai. Masė patenka į vaikų namus, Tadžikijoje tai buvo labai opia problema, tai vaikų namai buvo tiesiog perpildyti, ypač vokiečių tremtinių vaikais. Tai, pavyzdžiui, kiek teko matyti publikuotus dokumentus, Oržonikė Zabado vaikų namai, totali dauguma vaikų namuose esančių vaikų yra tremtiniai. Dar brolis mažiuks buvo, seserys 2. Paskui tos mažiukus visus surinko, kad nemirtų, į vaikų namus suvežė. Ir tenais užauga jie. Dabar jau visi čia esam, kad gyvė Lietuvo. Kalbant konkrečiai apie Lietuvos tremtinius Tadžikijoje, tai kiek man pavyko suskaičiuoti, apie 45 vaikai Lietuvos mažieji tremtiniai patenka į Tadžikijos vaikų namus. Ten jų likimai labai skirtingi. Bent jau 5 buvo vaikai, kurie ten iš tikrųjų dingo. Ar jie buvo įvaikinti, kaip įtarinėjo tėvai, ar jie mirė, ar jie tiesiog dingo be žinios, niekas nebegali atsakyti. Vaikų trėmimai apskritai labai tragiški, nes jie neturi tos vaikystės, kurią aš, pavyzdžiui, turėjau. Taip, jie patenka į tas sovietinės, Tadžikijoje tai apskritai tokios buvo labai nuskurdusios, ne tik materialiai, bet ir mokymo atžvilgiu. Nuskurdusios rusiškos mokyklos, daugelis jų atvyksta į Lietuvą nemokėdami, pavyzdžiui, lietuviškai kalbėti. Kiek tremtinių buvo ištremta šiuo vežimu į Tadžikiją ir koks likimas tų tremtinių yra galiausiai? Tai, centro duomenimis 898 žmonės ir irgi 319 mirė iš jų.
dėl tų visų tokių sąlygų. Tai nuo 55 metų SSRS aukščiausiosios tarybos prezidiumas išleido įsaką dėl vokiečių ir jų šeimų paleidimo iš tremties, bet su 2 sąlygom, kad visų pirma jiems nebus grąžintas jų tas konfiskuotas turtas Lietuvoje, antras dalykas, kad jie išvis negali grįžti į tėvynę. Ir dėl to irgi čia buvo ir viena iš priežasčių, kodėl būtent tie iš Tadžikijos tie Lietuvos tremtiniai, jie labai, ta prasme, neskubėjo, sakykime, grįžti ir procentaliai, pavyzdžiui, pirmais metais ten labai, mažai grįžo. Po to, aišku, ten jau su metais turbūt jie kažkaip vis tiek grįždavo, o kas gyveno iki 10-mečio, tai jie jau buvo priversti palikti tą šalį, kadangi prasidėjo pilietinis karas. 56, kai tik leido tai grįžti, tai močiutė iš karto su jau 3 vaikai ir mano mama, kuriai buvo jau 18 metų ir manim jau gimusią ten, tai grįžo į Lietuvą bet tai irgi čia nenorėjo registruoti, kadangi buvo beteisės grįžti į savo kraštą. Ir ateidavo vis policija, tai milicija į namus ir sakydavo, jūs turite išeiti, nes į tuos namus, kuriuos priėmė, tai yra močiutės mama likusi ir jos sesuo, tai yra visi spraudėmės ten vienam kambarėlį ir sako, jūs neturite čia teisės gyventi, nes neregistravo pagal tuos. O močiutė sako, tai veškit mus atgal. Ir visą laiką būdavo ta tokia kalba kas savaitę. Tai veškit, mes niekur neįsim iš savo žemės. O sakykit, ką radot čia, kai grįžot? Čia aš radau jau savo namų, neradau, buvo nugriauti, kas juos nugriuvė, aš nežinau. O kad valdišką butą gaut, mes tik gavom išėję į pensiją. Taip ir klajojom iš vienos vietos į kitą. Nelabai kas mus ir čia sutiko. Nelabai, tai gal ir negražu sakyti, bet... Kokios pasekmės šitos tremties toms bendruomenėms, tiems žmonėms? Tragiškos iš tikrųjų, tai apibendrinant turbūt reikėtų sakyti, kad visoms tautoms, visiems žmonėms, nes ne visi buvo tremti pagal tautybės tą kategoriją, visiems buvo tragiškos. Vokiečiams buvo ypatingai tragiškos, nes, kaip ir minėjau, buvusi viena labiausiai išsilavinusių ir raštingiausių tautų Sovietų Sąjungoje, jie tampa, iš esmės, outsideriai tos sistemos. Raštingumo lygis krenta, išsilavinimo lygis krenta, jie praktiškai yra paskutinėse pozicijose, tarkim, 89 metų surašymo duomenimis. Ir tai buvo ta pasekmė tos ir trėmimų, ir Vokiečių Respublikos naikinimo, pačio vokiškumo naikinimo, nes buvo masiškai keičiami vietovardžių pavadinimai, uždarinėjimas vokiškos mokyklos, visas tai sekė. Aišku, negalima nekalbėti apie tos elementarius žmogiškus netektis. Tai yra gyvybių netektis yra masiškos. Nes dėja, kiek mirė tremtyje vokiečių, nesuskaičiuosim. 54 metais virš 1,200,000 vokiečių buvo tremtyje. Kokios jų buvo netektis, negaliu pasakyti. Kai kurios tautos kaip kalmukai, Krymo totoriai turbūt skaičiuoja nuo 1/3 iki 1/2 žmonių išmirė tremtyje. Lietuvos gyventojų iš maždaug 132 tūkstančių ištremtų, apie 28 tūkstančiai mirė tremties vietose. Dar tūkstančiai buvo įkalinti tremtyje, kai kurie mirė kalinimo vietose, kai kurie mirė netrukus po sugrįžimo. Na ir kita visa turbūt tokia pasekmė, kurią reikia pabrėžti ne tik vokiečių, bet apskritai tremimų kontekste, kad sovietinė sistema niekaip nenori, kad tie žmonės, net ir po Stalino mirties, kad jie grįžtų į savo buvusias tėvynės. Per baimę tų socialinių tokių trinčių, kurios galėtų sukelti šitie grįžtantis tremtiniai, tai Sovietų Sąjunga masiškai bandė tą procesą užkardyti. Ir daugybė žmonių įvairių tautybių, tame tarpe ir tų pačių vokiečių, jie lieka tremties vietose, niekada negrįžta į savo tėvynės. Kiek jums buvo metų, kai išvežė? 12. O kai grįžot? Kai grįžau, jau buvau kai suaugusi, jau išbuvau 12-13 metų aš tenais Azijos. Iš ten jau mūsų šeimos negrįžo 4. 4 te palaidoti. Tėtis, mama, 2 broliai.
turėjo išgyventi. Aš tai va tokio, kad aš kartais močiutės ir klausdavau, kaip tu nesirgai, ypač kaip tu kažką sako, tai argi aš galėjau, aš turėjau vaikus užauginti ir pervežti Lietuvą. Ir tai jinai įvykdė, tai va tas toks žmogaus tikėjimas. Iš kur radot stiprybės išgyventi ant tiek metų? Dievulis turbūt davė. Nežinau, tiek metų leido gyventi.